Dar dėl Linos Velikytės bylos, tai dabar aiškėja, kad jos brolis Donatas kreipėsi ten, kur gyvena, į Kauno policiją, kad sesuo dingo. Ir šiaip tai dingimo bylos yra tyriamos pagal žmogaus gyvenamą vietą, to, kuris dingo, nepareiškėjo. Dėl to, kad Kauno policija nepersiuntė į Vilnių, tai jau yra pažeidimas. Ir skaitome iš straipsnių, kad artimųjų paprašyta nuvykti būtų, tai policija vyksta šiaip į būtą. Šviesa nedegė, niekas netidarė. Artimieji patys ugniagesių prašė. Šiaip policija tokius veiksmus koordinuoja, kai žmogus dingsta. Ne patys žmonės turi vykdyti paiešką. Paskui ilgai savaitgalį nieko nebuvo daroma. Nes šventės, tai jau 25 paskutinį kartą matyta, lapkričio 1 dar nieko nedaroma, savaitė jau praėjo. Ir paskui persiunčiama į Vilnių. Ir paskui sakoma, kad signalas yra Austrijoje spalio 29. Paieška pradedama, labai įdomiai čia. Paieška pradedama lapkričio 1. Ir dar, kai žmogus kreipiasi, kad dingo žmogus, turi būti nedelsiant pradėta paieška. Jinai pradėta nebuvo. Jau užtenka, kad 48 valandas niekas žmogaus nematė. Tai čia viskas yra, nors per spaudą raminama, kad pareigūnai turi savo stilių darbo, įtraukė į ieškamų asmenų bazę tam tikslui, kad atvyktų į oro uostą, bet paieškos nepradėjo. Tai labai čia viskas keista. Jie reiškia, jeigu nepradeda paieškos, tai taip išeina, jie žino, kad žmogus nedingo. Taip išeina. O kodėl jie žino, kad jinai nedingo? Iš kur jie žino? Tai su kuo čia susiję? Tai kada policija tai pradeda kažką tai ginti, kai žino kažką? Aišku, aš negaliu susilaikyti nepakomentavus, bet aš turiu savo YouTube, kur sunkiau užpulti, bet aš kai susidūrusi su tuo netyrimu dingimo, tai niekas nesikeičia metų metais. Dingo žmogus, netirti. Aš tada irgi ne pagal paskutinę brolio gyvenamą vietą kreipiausi, pagal savo. Aš kreipiausi į Karoliniškių nuovadą, nes mes ten padėjome jiems pastatyti pastatą, jie palankiai į mane žiūrėjo. Ir policininkai gali priimti sprendimą ne pagal protokolą pradėti, pradėjo pagal mano gyvenamą vietą. Plius paaiškinau, kad jisai čia daugiausiai gyveno Karoliniškėse, kad Žirmūnuose registruota. Ir viskas, ir pradėjo. Dar paaiškinau, kad iš tiesų ne Žirmūnuose, dar kitur gyveno, aš net nežinau, kur gyveno, nežinau, į kokią nuovadą kreiptis, tai aš čia kreipiausi. Pradėjo iš karto. Buvo vakaras būdinčiosios dalies. Jinai buvusi tyrėja, o dabar jau jinai buvo tokia tik tai būdinčioji ir ją ten nuo pareigų išėdė Puteikis ten su stiklinės byla, tai jinai tyrėja patyrusi, tai jinai ten tiek tyrimo veiksmų iš karto atliko prie manęs, suprantat, bet jai bedarant tos veiksmus skambutis, motina mano pradėjo jai skambinti, nes jinai pradėjo žiūrėti motinos duomenis, tai aš tada akivaizdžiai pamačiau, kad mano motina prisijungus prie policijos sistemų yra šakės. Pradėjo kažką rėkti ant tyrėjos, tyrėja ją užčiaupė ir pasakė, aš žinau, kur gyvenate, tuoj atvažiuosiu jūs ir apklausiu. Kada, sako, paskutinį kartą girdėjote sūnaus balsą, tyla. Ir mums sėdint nuovadai, tėtis skambina į darbą, atėjo faksas iš Italijos, pasižiūrėk. Vaidinant brolį, visiškai ne jo raštu parašyta, kad jiems reikia paskolos 30 000 dėl dukters sugrąžinimo, o atiduos. Bet ten vaidino mano brolio stilių, kažkaip durnai ten rašė, atiduos knygomis, ten dar kažko. Vienu žodžiu, ir aš pasakiau tyrėjai, kad čia ne brolio stilius ir ne brolio raštas iš viso. Jie dar bandė sutrukdyti pradėti tą tyrimą, tai ir jinai pradėjo iškart, sako, matot, dar bando suklaidinti mus. Ir tada motinos skambutis į nuovadą. Nedingo, čia jie Italijoje. Sako tyrėja, kada paskutinį kartą sūnaus balsą girdėjote? Tyla. Sako, tai jūs nežinote, tai jūs negirdėjus, nemačius, tai kaip jūs galite sakyti, kad nedingo?
Tai ta praktika, kad nepradėti tyrimo, matot, mūsų atveju pradėjo šiauštis artimieji, motina pradėjo skambinėti, tėtis paskambino, kad jis faksą gavo. Abudu, kad tik tai nepradėti to tyrimo. Jo, taip gaunasi ir tėtis man, aš sėdžiu nuovadai, man skambino tėtis, paskui policininkai skambino motina. Į darbą atėjo į faksas iš ambasados Lietuvos, iš Italijos, į VDU. Absurdas. Nesąmonė. Paskui tikrinau, nepatikėjau, numeris tai buvo ambasados iš tikrųjų. Tai tenais pas mus labai aktyviai sudalyvavo Lietuvos ambasada ten suklastojant tą visą brolio mirtį. Ir kai Lietuvos pusė su konservatoriais vertėsi per galvą ir JTO nutraukinėjo tą bylą, tuo metu jis buvo rastas Los Andžele komos būsenos. Aš tik tai po 2 metų radau tą nuotrauką. Gaila, kad tuo metu, kai vyko byla, neradau, būčiau sutriuškinus aš juos. Ir Lietuva pradėjo įrodinėti, kad vienas piršto antspaudas, pirmą parašė, kad negali nieko nustatyti, viskas sutepta. Paskui vienas iš 10 liktai sutampa, dėl to, kadangi liktai sutampa, tai tada probability didelė, tai čia jisai bylą nutraukė, nors jisai, reiškia, 14 metais numirė, žvejojo jūroje, 22 prisikėlė ir voliojosi Los Andžele gatvėje, komos būsena. Ir kuris, aš nežinau, ten absoliučiai jisai, ten 1:1, ten ir amžius atitinka, ten grinai tas amžius nurodytas. Tik ūgis netitinka, bet mes turime skeleto šitą, artrozę turim, kaip čia vadinasi, artrozė, giminiai, pradeda mažėti kaulai, mažėti sąnariai, tai laisvai gali sumažėti žmogus ten. Ten daug sumažėjęs, bet jeigu prasusimetė ir sumažėjo. Aš taip išsprendžiau, ieškojau ligų, kiek gali sumažėti skeletas ir viskas. Visa kita atitinka, dantis net prisitraukiau, radau absoliučiai, kad brolio konfiguracija dantų. Tai va, bet tai kas iš to, žinau, kad buvo gyvas prieš 2 metus, dabar tai nieko nežinau. Amerikoje, tai kur ten yra, skambinau tą ligoninę, tai jie ten šokė buvo, 20 minučių apie nieką pašnekėjom, ten sąskaitą paskui 60 eurų gavau. Ir šitą sakė, kad viena pavardė buvo, paskui kita, o dabar sako, visi duomenys ištrinti, iš kur jūs turite mano telefoną. Sakau, internete radau, kad padėkit atpažinti, sakau, čia kaip mano brolis. Tai sako, dabar jau nieko negalima sužinoti. Nu tai va. Tokia mano istorija, dėl to man labai keista, dingsta žmogus 26 Facebook'o įrašas kažkoks yra. 29 kažkoks signalas, vis tiek to žmogaus niekur nėra ir nenori pradėti bylos, bet gal jie žinojo apie tą signalą, nes 29 signalas, lapkričio 1, kem 8 valandos. Nu taip, reiškiasi nuo paskutinio signalo, jau 48 valandas nieks nematė, tai gal jie čia laikosi tada instrukcijų, 3 dienos praėjo, 3 dienos. Komentatoriai labai keisti. Bet labai keista, kad policija nieko nedarė, teritorijų nešukuos, kadangi signalas ten, neina suprast, ar signalas, ar banko kortelė panaudota Austrijoje, tai čia nedingo, čia miškelyje irgi nesivolioja. Labai įdomiai, suprantat, tai čia galėjo dingti Lietuvoje. Ką reiškia tas signalas ar kortelė šiais laikais? Ta kortelę tu su kompu gali suklastoti.